Žiauriau nebūna. Tai galima daryti. Ir nieko, važiuoja. Toliau važiuoja. Kad kažkoks giminaitis dirba mūsų baimė, tai nereiškia, kad gali nieko nedaryti. Kitus nedaug randa žmonės. Žiūri ir vaikus gina, čia niekas. Niekas niekada kreipėsi į aukštus pareigūnus, tai jis įtyčia tik tai. Kas vaiką gins pažymus, ir įstatymas smurto, prigimtas niekas, ir gintas pats. Čia niekas nereaguoja. Gal dar gerai? Vaiką tai jam nei operacijos nebereikės. Atneško dokumentai. Ką? Kur? Dokumentėlių. Tai tavo atėmė paskui ir mūsų čia visų atimų Iš dokumentų. tikrųjų mes prašysim politinio prieglobsčio, kad liksim gyvi. Reikia atsisakyti Lietuvos pilietybės čia išvis. Na, bet dabar. Man reikia paso, aš važiuoju, ten, kur man reikia. Pranešiau tarptautiniam organizacijom. Žmonė, aš matau, kad jūs dabar normaliai bendrauti galite. Jūs Aš visada normaliai bendrauju, nes su per daug man daug žmogų. gaištat savo jėgas, kadangi jūs nesumanėte. Kreipiamės pagalbos į vaiką, tai tas galvas Su ta šitiek daug. procesistė, kuri veda baudžiamąją bylą, jūs turite apie tai kalbėti, nesumanėte. Aš tik taip važiavau, padariau tą, ką man liepti ir viskas. Tai aš norėčiau, kad pareigūnai išgirstų, į ką vaikui dabar reikės kreiptis. Sakykite, prašau, į ką gatvė, jeigu jam kas atsitinka, primuša kas nors ar ką, į ką Paima vaiką baudžiamojo atsakomybę. Dukra iškėlė bylą, už ką? Ir pareigūnai irgi būna atsakingi. O pareigūnas Jeigu neteisingai neatsakingas. vykdo tai, kas nustatyta. Nes iškraipo tas tyrėjas, viską iškraipė, ką aš kalbėjau. Vykdo kas neteisingai nustatyta. Jadvyga, Mes privalom vykdyti dabar aukštesnių procesistas yra ne kairykštis, prokuratūros visiškai žmogus nurodymų. Mes privalom. Tai tik atostogos turbūt. Ten, kad Nežinau, atostogos, ne Reikia, tai atostogos, aš čia jums tik tai informuoju, kad dabar kitas yra asmuo. apibrinėta, ponia. Nežinau, kad ponas pareigūnas kalba. Ką? Nemačius, ponia Piplienė čia yra irgi, ar ne? Ne, čia jūs ne. Jai nepriklauso čia. O čia jūs atsiprašau už jūs. Taigi, ašgi sakiau, kad jeigu jūs neįleisite būtą, kai pridūrų stovėjimą, aš sukviesiu visus, kad Tai aš tai patekti atsiprašau, aš būtą. nemelavau, davau kažką. Tikiu, bet jūs stovėjot, būkit gera, tai klausykit mane iki galo. Nu tai kam reikia nervuotis? Aš aiškinu, kodėl tie žmonės atsirado čia. Jūs neįleidot, aš pakviečiau nuovados darbuotojus ir pakviečiau gaisrininkus. Bet po to, kai jūs įleidot, aš gaisrininkus atšaukiau. Bet čia atsiprašau, ponas pareigūnė neparašyta, kad jūs turite teisę duris laužti ar kažką tai. Čia neturi būti taip parašyta. Yra kratos nutartis yra. O krata, kada yra nutartis, jeigu neleidžia daryti atlikti kratą laisvanoriškai, tada daroma panaudojant jėgą. Bet čia neparašyta nieko. Čia nėra, yra ir Neturi kitur. būti parašyta, yra kitur parašyta. Sakė, turi būti parašyta. Atsiprašau. Yra proceso kodeksas, baudžiamojo proceso. Reiškia, vaikas kaltas, kad pasakė motinai, o aš pati girdėjau tarp kitų. O mamos beje nebaudžiamos, kurios nepraneša policijai apie tai, jau be vaiko patirtą smurtą. Ponia Žibienė, Tos, kur praneša, nubaudžiama. Mes dabar atliksim atskirą tyrimą. Kas čia dabar priklauso nuo to, ką jūs šnekat? Mes vykdom visiškai kitus veiksmus. O jūs maloniai kaip pasakyti, O ką tai vaikui kelintą kreiptis tiksliai dabar? nežinai? Atsitikus jam bėdai. Į ką kreiptis? Tai jau yra ta bėda. Ar yra? O dabar šiandien yra bėda. Viską tada įdėgėm jam, kad vaikeli, tu į kas atsitinka, tu tik kreipkis į pareigūnus, tu pamatė mašiną, tu stabdys. Labai, žiūrėkit, mane, labai yra paprastas dalykas. Jeigu jūs skaitot, kad tai yra neteisėti veiksmai, ar tyrėjos, ar dar policijos, jūs tuos visus veiksmus privalot ir turit teisę apskūsti aukštesnėm instancijom. Tiek policijos veiksmus, tiek prokuratūros veiksmus, tiek teismo veiksmus aukštesnėm už jų instancijom. Tai yra generaliniai prokuratūrai, Tai yra jūsų sūnus aukštesniam Vytis teismui. Jeigu mes neteisėtai kažką va dabar darom, turite teisę mūsų veiksmus. Ai, žinot, kaip tie skundai pas mus galioja, mes pamatėm, dabar sąryšį turint su instancijom, nes vaikų teisės dabar neatsiliepia pristačius tas smurto pažymas, kam tie įstatymai Seimo leidžiami, jeigu vaikų teisės nepaklūsta, niekas dėl vaikų teisės, dėl vaiko smurtavimo, niekas net nereaguoja, 5 pažymas paskutiniu laiku, šiandien turėjo būti vaikas vėl pas psichologą.
Aš net neatšaukiau šio momento. O jis turėjo būti šiandien 12 valandą pas psichologą. Taip sunkiai pas juos susiregistruoti. Pas man tik pinigai. Ir kad reiškia, bankė dirba, tai baiščia. Ateina visas drebantis, narkotikų prisiuosis, ir kaiminė matė net pakviečiau. Ar kažko žulių, jis turi kaljaną, tarp kitko, jis gal ir nuo žulių dreba visas. Nebe pirmą kažkolą mane čia. Vyra buvo užpalęs laktinį, man visai nebejuokinga. Vygai, aš galiu jums tik tai pasiūlyti vieną, kad tos problemas reikia spręsti teisiniu būdu. Mes Kiek skundų buvo? Visus atmetė. Aš tikiu, bet mes nepadėsim, mes ne tie pareigūnai esame. Nu kaip jums aiškiai? Kam reikia jėgas? O tai kodėl kiti nepadeda, kai tiek pažymų mes... Tai vėlgi ne pas mane, yra prokuratūra, yra teismai, advokatūra, nu tai prašau. Jūs kaip pareigūnas, Aš pareigūnas visiškai kitos srities. Aš matot, nes vaikų teisės, girdėjau, atsiprašau, kalbėjau, žiūrėjau. Yra pažeistas įstatymas, jeigu nepasakė apie vaiką, apie vaiko interesus, apie smurtą. O čia pažymos pristatytos, pažymos, iš įvairių psichologų, iš visų. Ir aš iš tikrųjų atvažiavau tik tai tuomet, kai anie vyrai, mano kolegos, kuriuo aš netgi nepažįstu, pranešė, jog bute randasi asmuo, kuris ieškomas pagal baudžiamąją bylą, kur yra nutartis. Baudžiamą bylą sufabrikuoja su ponia Noreikienė. Tai kuo iškaltas dabar? Pasakykit man. Bet sakykit, kad ponas Kairiukštis, jūsų kolega, sufabrikavo bylą su ponia Noreikienė, taip, jį gerdavo arba tas tenai, gal ir nuovoką prarasdavo, mes dar šitą nežinom. Vaišindavo atsiai. Pavaišino advokatė su Kairiukščiu arba tai. Dar neaišku, kaip čia kas buvo. Byla, aišku, sufabrikuota, nes jis mane išgrūdo už užklaisytą bylą, aš nepasirašiau, o dievažė, vardan Dievo Dievo, jis išgrūdo mane iš savo kabineto sudraskė savo tą lapą, kur aš, jis man net neleido pasirašyti, aš rašiau, kad iškarpyta byla. Ponia Jadvyga, aš ką tik dabar paaiškinau, ką reikėjo daryti, jūs man net neklausot. Atsiprašau, man tikrai sužydė. Nieko neklausot ir norit pasakyti visus. Ir paskui ieškot teisybės. Visų klausėm, visur ėjom kreipėmės, vaiką apsaugot. O dabar va apsaugojo. O kaip tam Tai vaikui kodėl gyventi toliau, aš dabar, vardan visų kitų, turiu išklausyti visas pretenzijas iš jūsų? Nes jūs atėjot tokių dalykų vykdyti. Atsiprašau. Bet tai pažiūrėkit žmogus. Nes pretenzijų jums asmeniškai nei vienam iš jų neturi, mes jūs gerbėm ir mylim, bet tik tai tiek, kad mūsų niekas niekada neišklausėm, mes apie tai kalbam. Kur jūsų kolega, tyrėjas, tiesiog žudo vaiką ir dukrą ir čia mums smulkmenos. Ar ne? Dabar kratos metu kratą atliekant jūs fiksuojat vaizdo įrašų. Aš nefiksuoju. Į kratos metu protokolą įrašyti tą dalyką ar ne? Kaip nors. Ne, aš turiu jums papasakoti. Nes jūs privalėsit pateikti vaizdo įrašą. Jeigu vaikas nežinau, aš galėsiu pati pateikti. Čia aš negaliu taip parašyti, nežinau. Turi būti kažkoks atsakymas. Nes čia ne mano iniciatyva, tų visų veiksmų fiksavimas. Aš nefiksuoju visų veiksmų, aš ne pareigūnas, aš tik šį padėjau, kad ramiau būtų. Jūs galvojat, kad aš ant kiek žiaurus esu, kad pradėsiu pulti ir mušti? Aš norėjau, kad būtų geriau, erdviau. Jeigu jūs panorot šitam kambarį visiems susigrūst, tai prašau sėdėkit. Jokia problema, aš iškentėsiu. Čia tik tai jūs savo jau darot ir tiek. O ką mes daugiau savo darom, mes leidžiam jums atlikti veiksmus. Aš atsakiau klausimus. Vienas dalykas. Antras dalykas, aš prašiau pabūti ten. Bet vaikui niekas per ekspertizę tokio klausimą nedavė, ką tėvas veikia, ką darė. Net dukrai nedavė. Visą tai, ką Jadvyga išsakė, visas pretenzijas, jūsų pretenzijas, man čia rašyti į protokolą. Vaiko pretenzijas užrašyk. Sakykit. Vaikas, sakyk. Sakyk greitai. Va ten laukia tavęs išsivesti. Arba sakai, arba... Mes vaiką neišsivesim, jūs važiuosit kartu su vaiku. O paskui, taigi vis tiek atplėšų vaiką. O paskui, Sakyk, vyti, dėdį, sakyk, užrašyk. Barkauskų žudytą čia duoda. Pirma reikėjo paklausti vaiką. Tai jie parašė, kad tu nemoki kalbėti, o tu parodi, kad tu moki kalbėti. Garsiai sakyk. Vyrai, ponai. Alio, nu duokit vaikų susikaupt, nu būkit geri, pagalėkit vaiką galų gale. Sakyk, Vyti. 5 žmonės mūsų. Visą maną. Ką dar daro, Vitelis savim? Almundas, va taip. Ką dar darė? Ką dar? Nesigėdik, pasakyk, Va nes... visą taip mane mūsų.
O dėl ko tave muša, Lygia? Visa. O dėl ko muša? Dėl ko? Nes jis negalas. Kodėl muša? Negeras. O kodėl negeras? Ką tu davė ko nors? Ką? Bananą davė į čia ir čia man ir čia. Kokį bananą tau davė? Bandoną. O kodėl Kokį? tau Kaip davė? jis vadinasi? O tu skanus valgiai to bananą raudoną? Neskanus. O tai kodėl tu valgiai tą bananą? Kaip jis tau duodavo, parodyk. Tu... Aš man tai glūdo. Vaikas nevalgo, bet pas psichologus jį... Va, pažiūrėkit, kuo jis maitinasi. Jis nevalgo, nei sriubos, nieko, jis net neparagauja. Nu, tai Kaip rodė bananus. Pareigūnai, kodėl nevalgo? Bet vežiojami pas psichologus. Kodėl vežiojam? virto nieko, nieko. Jūsų pareiškimai kratos metu dalyvė man, aš turiu minėti atliekant kratą. Nežinau, pretenzijas, pareiškimai kažkokie, tai gal aš... Tai nesupratau tą kratą, jūs čia... Ko jums... Atliekantiems pareigūnams kratą pretenzijų Kokią turit. kratą nesupratau? Kur parsitėte, jaunutės? Aš čia nieko negirdėjau, žinau, nu tikrai su širdelė nelabai. Vyras irgi nuėjo, aš dėjau... Gerai, gal aš kitaip paklausiu, ponia Jadvyga. Pažiūrėkit, Ponia Jadvyga, visų gal aš pasigėrė. kitaip paklausiu. Man pretenzijas turit? Ne, kaip pareigūnams ne. Šitam pareigūnai pretenzijas turit? Mano kolegija pretenziją turit? Ne, Aš nes jūs norėjau mylim ir gerbėm, ačiū. nežinom, kaip vaikas toliau galės bendrauti su pareigūnais. Gerai, Šito prisėskit nežinau. dabar šalia manęs, būkit gera, aš paskaitysiu. Būkit gera, prisėskit čia, gerai, šalia manęs. Tai rašyt nefiksuot? Galit fiksuot. Garso įrašo reikia. Nes jeigu Garso parašysite įrašo tai reikia. fiksuotą, tai aš vaizdo įrašą paimsiu prie protokolo prie šito. O tai atsiprašau. O mes ką turėsim? Aš nieko neturėsiu, man perrašyti reikia. Nu tai pas tą kolegiją, kur mes šiandien naudosim, jokių problemų, gerai. O kas gali dalyvauti, kur jūs perrašysit pas tą kolegiją? Gali kas nors Čia jūs- atstovauti, jūs advokatė ar patys- kas nors gali Jūs kas nors neužpykit, sakyti, bet jūs prašau. patys Ne, aš nu turiu. nemoku. O sakykite, O tai atsiprašau. psichologai čia neatvažiuos? Mes laukiam. Tai gerai. O tai atsiprašau, kur tas vaikas bus patalpintas dabar? Jadvyga, aš aiškinau, aš nežinau Ne. nieko. Atvažiuos specialistai. Atvažiuos specialistai. Tai Jūs specialistai, va, kaip girdėjom, specialistą net į smurto... Jūs mane net nebeklausot ir vėl darot savo išvadas. Ir jums darosi blogiau. Dar kartą noriu paaiškinti. Būkit gerai, įsiklausykit. Suvažiuos specialistai, mes nuvažiuosim visi, aš nieko atiminėti. O jis dar sakė, jį viena moteris mušė. Kas dar mušė? 5 žmonės. Nuvažiuosim į komisariatą ir ten galėsit aiškinti, Tai vaikas kur pats bus pradėjo vaikas, ir sakyti. prie kokių Ne, aš aplinkybių, jam kur jis tas gyvens ir kaip viskas vyks toliau. Aš nieko nežinau, ponia Jadvyga. Apygardos teismo net nelaukia atsakymų nieko. Galėtų čiupti vaiką už pinigus ir su jį visai pribaigti daugiau smegenis jau. Tai jūs mane išgirdot, supratot, ką aš pasakiau, ne, ponia Jadvyga? Aš supratau, kad atėmate vaikas Ačiū. neturės teisės į pareigūnus kreiptis, nes mes jūs gerbėm iki šio momento. Ir toliau gerbėm, aišku. Už tai ir kreipiamės į pareigūnus. O su manęs su vaiku, kaip elgėsi su dukra. Už tai, kad kreipėmės, kas gyda interesus. Kas gyda. Lietuva čia tiek tai. Tai gal aš jums nekankinsiu, o tai kaip parodysiu viską gerai. Lyda, Norkuvienė, Šarkovas 10 būtų 10, ne, čia dalyvė esame, galite pasižiūrėti, kas teisingai nesusirinkite. Pagrindas yra čia, kartos metu, adresu Šarkovas 10 būtų 11 būti, vaiko kambarį, pasislėpęs po stalu buvo rastas mažametis vaikas, Saudonė Barkauskienė paaiškino, kad tai yra jos vaikas, Vytis Barkauskienė. Slėptuvė didelė, po stalu, pažiūrėkit. Supratot, ne? Lagdi. Čia aš viską užduosiu. Aš buvau pasiūlęs eiti, aną kambarį viską rašytis, nu, prasideda. Paskui prapus vaiką, dar kažkas bus negerai. Tai vaikai taip operacijos Barkauskas labai O aš vyko siūliau, einame į aną kambarį, ne mes čia būsim, nu tai va sudėkit čia. Koks skirtumas jų kur bebūtė? Ar taip ar taip kažkas būtų? O kam reikėjo tai daryti? O tai koks skirtumas? Koks skirtumas, jeigu Barkauskas džiaugiasi, kad vaikas kenčia? Koks skirtumas, jeigu prie 40 temperatūros išmetė iš buto? Atsiprašau, brangieji, išmestumėt vidury žiemos vaikas, arba prie 40 temperatūros už durų. Ir paskui suvaidintų, kad labai myli vaiką. Ir motinai pasakytų, tu gali važiuoti, Remontas. pas jį remontas atseit. Tada viskas.
Durų spynas pakeitė. Spynas visas, labai remontas didelis, kad vaikas nebegrįžtų. Kur kvestinė. Ir jis labai gudrus, labai protingas, atseit viską filmuoja, atseit jis viską daro, viską pateikia. Ir visur jau kažkodėl tai viskas yra teigiamai žiūrima, o ką dukra rašė, kad advokatai viskas yra kritikuojama, netgi tos pažymos nekreipia nedėmesio, po tos pažymos. Tai čia tokia Lietuva pas mus. Kur dabar skųsis į Strasbūrą, reikia skambinti kažką prašyti. Dukra tavo filologiją baigus. Dabar mes laukiam kitų atstovų darbuotojus, jeigu jų noras yra, tai galite pasilikti, jeigu ne, tai mes norim irgi jūsų pavardžių ar dar kažko, tai būkime malonus surašykite. Aš net paliksiu kratos protokolo kopiją, kur bus surašyti visi dalyviai kratos metu, kurie dalyvavo. Atsiprašau, kaimynė, įsakykime. Taip, Jadvyga pasirašinės, nepasirašinės, kuris nuo jau pabėgo. Audronė, būkit gerai, ateikite, aš jums parodysiu. Aš nepasirašysiu. Tėti, tu pasirašyk. Ne, aš paprasčiausiai parašysiu, jog jūs atsisakot nuo parašo ir tai pateiksiu į teismą, o ten jau paskui tai bus svarstu jūsų poelgį. Čia jau čia išvėsim, ne? Ne, tai paprasčiausiai. Čia dalyvauja esamas. O, tai... Aldona, tai trečias. Čia galiu? Nu, čia trečias. Tai nuo parašų jūs atsisakot, jo? Ką tai pakeis? Ne, kaip tai ką pakeis, nieko nepakeis. Paprasčiausiai mes darom kratą, jūsų sūnus yra čia ir aš jų įtraukiu kaip dalyvavus asmenį. Jūs turėsit susipažinti su notarite, su protokolu, ką aš ten surašiau ir pasirašiau. Tai jūs atsisakot nuo parašo. Sakykit, mes čia turim didelių problemų. Vaikui nustatyti... Man nesvarbu, jau nes čia tiek, kiek pridirbtas, o čia nieko... Man tik tai reikia turėti atsakymą, nes aš turiu tai užfiksuoti protokolą. Jūs atsisakot nuo parašo. Nežinau, ką tai reiškia atsisakyti nuo parašo. Nu tai atsisakot pasirašyti. Tai atsisakot, ne, man reikia fiksuoti. Jeigu neatsisakot, tai prašau susipažinkit. Aš vėliau susipažinsiu. Nežiūrint į smurto pažymas. Kur mums dabar kreiptis? Aš turiu įrašyti, kada baigta yra karta. Kaip tai vėliau Jeigu jūs bijot, kad čia kažkokia tai bus atsakomybė, tai aš galiu jums paaiškinti. Galite tikėti, galite netikėti, tai čia jūsų problema yra. Čia jūs fiksuojate tik tai parašų to, kad jūs iš tikrųjų čia dalyvavo ir susipažinot su kratos protokolu, kuris yra surašytas. Mes čia žinot jau taip, Tik tai. vaikų teisėm ne tik susisiekti, buvo daug... Tai atsisakot ar neatsisakot? Kauno vaikų teisės iš... Aš vaiko neatsisakau. Aš apie kratą šneku, aš ne apie vaikus. Nors jis smurtavo prieš vaiką ir ne tik smurtavo... Nesvarbu, galit parašyti, kad aš nežinau ką. Poniai dvi... Atsiprašau, ponas pareigūnė, atsiprašau, čia pas mus pareigūnų krova ir dar pareigūnai, nes tikrai atima vaiką, atneš namodamas, o vaikas tikrai daug operuojamas yra ir šiandien buvo pats Gal šitągi, yra variantai ir buvo prievarta paimamas, nežiūrint į smurtavimo pažymas, kur psichologai buvo išklausyti. O daugiau vaiko niekas neklausinėjo, nerašinėjo, nes vaikas rodo ir daugiau apie bananas kalba, raudonas, ir taip toliau pareigūnam aiškina. Tokie patys. Klausom, lygiai tokie Bet vaikų teisės turbūt iki nieko nežiūrėjo, nekalbėjo, kad yra nusikaltimas, nes pranešim, tai yra didžiulis nusikaltimas, kadangi dukra pranešė, kad su vaiku tai iškėlė baudžiamą bylą dukrai. Lygiai tokie patys. Lygiai tokie Panašus. Tai kaip čia dabar suprasti, čia Lietuva veikia, įstatymas ir neveikia priimtas Seimo. Mami, Kas mami? šitas laidas nuo šitos klaviatūros, šitas nuo tos. Taip. O dukrai iškėlė baudžiamą bylą, bet jinai pranešė, kad darbas su vaiku. Tai teisybė sakau, nes yra pažymos.
Tai jūs tą dokumentą nuo tos dienos, kai aš čia buvau, taip ir nesutvarkėte? Kokį dokumentą? Pasą. Savo pasą. Paimtas mano pasas. O, pasą. Prokuroras. Paskui Kad prieglobsčio, kad nevažiuočiau kur nors. Tai jūs apsisprendėte, ne, nes man reikia rašyti čia, jūs to parašo atsisakėte. Tas parašas jūsų nieko neįpareigoja. Jūs tik patvirtinat tą faktą, kad jūs čia buvot ir dalyvavot, kas buvo atliekama. Kad buvo surašomas, kad yra... Paprasčiausiai pateiksit paskui tą įrašą. Jūsų parašo čia nebus, aš parašysiu, kad jūs atsisakot nuo parašo, tai reiškia atsisakot ir nuo įrašo. Eik, Vyti, tu pasirašyk, tu moki parašyti savo vardą. Jūs jau įrašytos esate. Va, įvai Eik, pasirašyk. Bet visi sako, kad jis nekalba. Man reikia Visi meluoja, kad jis nekalba. Vaiko teisės parašė, kad jis kokias nekalba. raidės pasakyk? Va, Vytis pasako, kokias raidės. Va, ilgoji T į S. Молодец. O kiek bus prie 13 pridėt 2? 15. O parašyta išvados, kad jis nekalba. Nekalba, Ir kad neapklausti. Drone, aš vėl grįžtu prie tos temos. Nu, ne man tai. Tai kur mums kreiptis, jeigu mūsų niekas neišklauso? Mano pasiūlymas. Man. Kuo greičiau pabaigti šitą va dabar. Bet neaišku, kas Vaiko, bus. ne? Taip, Dabar kas taip. vyksta. Kuo greičiau važiuoti į komisariatą, kur yra nauja, galit paklausyti mane iki galo. Turėkit kantrybę, gerai? Ten yra pareigūnas laukiantis mūsų visų. Paskui yra baudžiamoji byla. Visiškai naujas procesistas. Tai yra Piplienė Irena. Ir ten, prašau, spręskit savo klausimus. Rašykit, fiksuokit, reikalaukit. Kuo ilgiau mes čia užtruksim, tos blogiau jūs tik tai savo darote. Psichologai net važiuoja. Tai aš Nu, kur tai nors mes išvažiuoju? užtrunkam. Jo? Kol kas dėl mane, dėl savęs užtrunkat viskas. Jeigu jūs būtumėte leidę iš karto, kai atvažiavo, Suprantat, palikus patrunkus. Tai baudžiama byla. gal aš daugiau nebeaiškinsiu Kad nieko. ateitų taip Nieko, iškelta man byla. iš tikrųjų, ant tiek Nors to vienodai. vyras viską žinojo, dabar viskas taip supainiota. Jadvyga, būkit gera, man reikia rašyti dabaig protokolą. Nu, čia šaukia Būkit mane gera, paskui. ateikit čia, prisėskit šalia, nes jūs turite Jūs leidot, susipažinti. aš nežinau, paskambinsiu, susisieksiu su jumis, ar sakau. Jūs Taip, galite... vėliau paskambinkit, būkit gera, ateikit čia, prisėskit šalia manęs, padėkit ragelį, paskui jūs įsišnekėsit, kiek jūs tik norėsit. Ačiū. Malonu. Jūs skaitysit, ką aš parašiau, pasirašinėsit ant protokolo, dar kartą kartuoju. Malonėkit paskaityti, aš tikrai nesugebu šio momento skaityti. Negirčiau. Pirdos protokolas 11 metų Liepos 5 diena Kaunas. Krata pradėta 11 valanda 30 minučių. Kauno apskrities vyriausio policijos komisariato, Kauno miesto santakos policijos komisariato. Tyrėjas Olegas Mazurovas, prisimenu dalyvaujant kaiminėje Lyda Norkuvienė, Šarkuvos 10-10. Akivaizdoje bedalyvaujant įvykai Ignatavičienė gyvens iš Šarkuvos 10-11, Audronė Bartauskinė gyvens iš Šarkuvos 10-11. Aš prašiau, kad jūs čia gyvenu, taip teisingai? Taip, taip. Niekad kitur ir negyvenau. Priregistruota. Tai Aš parašiau, kad jinai čia gyvens. ir vaikas yra registruoti. Mes šnekam apie kratos protokolą, ne apie vaiką dabar, gerai? Būkit gera. Nešauksiu, Jadvyga, būkit gera, klausykit, antrą kartą neskaitysiu. Malonu. Klausam, nu. Klausykit girdžiu. Prieš pradedant kratą Jadvygai, Kas, Ignatavičienė buvo pateiktas šitas nutartys. Jums perskaitė pareigūnas? kas Jadvygai? Ne, pareigūnas perskaitė jums tą nutartį ar ne, aš klausiu. Kažką skaitė. Ačiū, malonu. Gerai. Kurios čia dienos? 2011 metų, Koks čia prokuroras? čia ne prokuroras, čia teisėjas. Čiapo prašymą, atsiprašau, miesto apylinkės prokuratūros prokuroro yra Arvydo Čiapo prašymą dėl kratos. Sankcionavo teisėjas, ne prokuroras. Klausykit toliau, nutartys yra birželio 29 dienos. Jeigu norit, irgi galite susipažinti. Gaut galiu aš ją? Ne, gaut negali. Nes iš tikrųjų parašyta yra... Aš užsirašysiu, nes... Šiaip aš nežinau. Čia su procesistė, mano kolegija tą temą gali pakalbėti, gal ir gal, aš nežinau tiesiog. Tai komisariatė šiandien stignė. Mane klausysit toliau, ar ne?
Jadvyga. Jadvyga Ignatavičienė pareiškus, kad Vytis Barkauskas yra savo kambarį. Kartos metu adresu Škarkovos 10 būtų 11 bute vaiko kambarį pasislėpęs po, laikykit šitą čia kopijų, po stalu buvo rastas mažametis vaikas, taškas, Audronė Barkauskienė, kuri dalyvauja kartos metu, paaiškino, kad tai yra jos sūnus Vytis Barkauskas, gimęs 2007 metais, sausio 11 dieną. Viskas kartos krata kaip yra pabaigta, nuo parašų atsisakot ar pasirašot po protokolu? Lygiai tas pats mes pasirašom, ar nepasirašom. Nu, čia man neatsakymas, man reikia išgirsti, ar jūs pasirašot ar nepasirašot. Kadangi Barkauskas vis tiek išmės per langą, dar kažką padarys. Jis jau buvo kištas per langą. Pone Jadvyga, aš visiškai kitą paklausiu. Dabar tikiu. Jūs pasirašot man ar nepasirašot? Tegul Barkauskas pasirašo. Po to kažką skaičiu. Vytis tegul pasirašo. Tu pakalbėsi. Dar kartą kartuoju, ponė Jadvyga, jūs pasirašot ar ne? Taip, kadangi jūs įtraukti, kai dalyvavę asmenys, kai akivaizdu, jog jaunų žmonių aš darau kratą. Nepasirašyk. O kada jūs pasirašėte? Jūs pasirašot ar ne? Kol kas ne, atsiprašau. Ant nutarties pasirašot ar ne? Ne. Ponė Man Jadvyga, tai nejuokinga, žinot, man irgi nejuokinga, kadangi laikas yra. Jūs šiaip pat tokiais savo veiksmais trukdot atlikti Atsiprašau, mums man savo pavestus veiksmus. Atsiprašau, nes tikrai... O iš tikrųjų, kadangi kolega aiškino, nuvyksite į komisariatą pas tą tyrėją, kuri turi tą bylą, su jie spręsit klausimus dėl vaikučio, dėl kitų visokių jūsų pretenzijų ir taip toliau, taip toliau. Mes dabar, tiek mano kolega, tiek kolegės, atliekam tas, kas yra pavesta teisėjo prokuroro prašymui. Jo, tai tokias Lietuvos mano tėvas teikia. Mes negalim vadovauti nei teisėjams, nei prokurorams. Mūsų visi giminė žuvis už Lietuvą. Atsirado, nesvarbu, kad rusai buvo tarti, tai aš juos irgi gerbėjau, aš nesu nacionalistė. Nesu nei už sovietus, nei už kažką tai. Bet jie išleido, nepabuvęs pusę metų. Atsirado protingų darbų, tai o čia. O čia. Buvo žmonių, kurie... Nesvarbiškas, neringos. Daug žmonių. Neringos, tai ten daro, nebent daug žmonės. Aš tai užkodamas. Taip. Ir mes nebūsim ir Ne, nebusim, aš turiu minį, kad aš vienas užduodu. Dar kažkas turi Mes jau važiuoti. supratom, vaiko pasipagau, bet ne, vaikui jau reikalinga operacija. Kaip gali to padaryti, jeigu vaikus iš niekur nieko Tai gerai, Jadvyga, aš pasirašau, kad jūs pasisakot nuo parašo, taip, ponė Jadvyga? Barkauskas grabus nupirko, iš čia skaitė, tarp kitko vaiko atnešė knygutės apie grabus, vaikui. Ar pasirašot, ar atsisakot? Jūs neklaidinkit pareigūno, todėl kad pareigūnas turi įrašyti. Jūs padarykit taip, paskambinkit savo advokatį ir paklausit, galima pasirašyti ar ne, gal tada tai bus geriau. Nes aš nebemoku šiuo momentu rašinėko. Ir būkit gerai, pašnekėkit, tada eikit kalidrui, nes man jau iš tikrųjų pradeda galvas skaudėti ir aš neįsivaizduoju, kaip čia vaikas Atleiskit, tikrai, mėly pareigūnai. Vaikui bus dar blogiau, kai jį paims. Nebepamatysiu aš jo. Atsiprašinėti, nes bandėm jį apsaugoti nuo blogų emocijų. Riksmais, savo veiksmais bandot apsaugoti. Tamsu tą, tai nematysiu nieko. Nu, aš jau kaip baigiau, iki mūsų dar nieks nepažiavo. Gerai, lauksiu. Aba, tai Kaip stipriai. pasakys. Gerai. Leisk man. Oi, mes. Mus nufilmuoti. Aš tikrai galiu rūkyti prie durų, nes Lina sako, vadas, kad už kelių minučių tuoj bus. Ir čia kol jo, ir kad iš karto čia ateiti. Wanden. Oi. Wanden. Ran. Vyti, aš tave myliu. Sako mamytė. Arba jie tekstą man pasirašys, kad Paskui. Wanden. Nes tik tu.